Easy. Šiandien aš jums parodysiu, kaip galima pasidaryti serverį. Tai matote, aš jau esu pasiruošęs, prisijungęs, visas komandas jau įėjęs į direktoriją. Tai dar parodysiu komandą, tai rašome. Dar parodysiu komandą, tai taip išėjome, savo folderio pavadinimą. Tai pirmą, ką mes turim padaryti, tai eiti book.versiją. Spaudžiame patį pirmą, mačiau. Ir spaudžiame, nusikopinam šitą. Ir spaudžiame kitą pelės klavišą. Ir mums išklės, ir tada mes spaudžiame Enter. Nu, matome, mums siunčia. Ir čia turėtų atsirasti pusė. Dabar mums atsiunčia. Dabar mums reikia jį persivadinti į moca. Aš tai visada darau, man yra taip geriausia. Dabar rašome apt brūkšnelis o data. Viską update. apt brūkšnelis get updating. Ir aš jums parodysiu, pas man kaip yra suinstaluotas Java ir screen, tai aš jums nurodysiu description'o kokios komandos, tai dabar mes paleisime serverį. Tai įrašome mes tokią komandą. Tai čia yra kiek pas jūs ramų. Pas mane yra 12 GB, tai aš leisiu ant 10. Patarčiau, jeigu pas jūs yra 2 GB ramų, o procesorius geriausia dirba nuo 1 GB ramo, tai leiskite serverį ant 1 GB ramo ir jums nesibūgins. Jau atsimint, kaip man būginis ir būginis. Tai tada šitą visą nukopisiu ir dėsiu į description'ą irgi. Dabar spaudžiam Enter. Ir tada mums, matote, prisijungiasi prie pagrindžiausių. Matote, jungiasi. Tai serveris bus sukurtas, tai laikint, prenumeruokite, visą gerą.